Sveiki, taigi šiandien aptarsime 5 frazes, kurias tikiu, kad jeigu naudosite pokalbiuose su vyru, tai jos padės jūsų santykius įnešti pozityvumą ir bendrai teigiamai transformuos visą jūsų kasdienybę. Na ir šiame kanale yra pateikiama ne vien tik teorija, nes kaip jau turbūt visi žino, teorija yra praktiškai sunkiai pritaikoma. Taigi truputėlį praktikos. Šios 5 frazės bus labai efektyvios, bet tik tada, jeigu jos sklis iš jūsų pačios asmenybės, iš jūsų vidaus. Pamėginkite rasti savo širdyje vietos ir traukti šias frazės į jūsų kasdieninę komunikaciją. Nustebsite, kokius rezultatus tai atneš. Jūsų santykiai taps pagarbus, šilti ir kupini džiaugsmo. Taigi 5 frazės. Pirmoji yra dėkingumo frazė. Išreiškite nuoširdų dėkingumo už jūsų vyro gerus poelgius. Frazė. Labai ačiū, kad pasirūpinai kažkuo. Tikrai tai vertinu. Jūsų mylimasis daug labiau stengsis, jeigu jaus, kad jūs tai vertinate. Nesvarbu, ar tai mažas darbelis, ar kažkas didelio, vyrui labai svarbu, kad už jo pastangas būtų padėkota. Galima net sakyti, kad jis stengiasi ir viską daro vien dėl to, kad jūs jam už tai padėkotumėt. Kam stengtis, jeigu pastangos nebūna įvertintos? Dėl to padėkokite net už mažiausius dalykus. Antroji frazė yra gėrėjimosi frazė. Išreiškite, kaip gėrite savo vyru. Frazė skamba taip. Man taip gera tokį vyrą turėti. Labai džiaugiuosi, kad tave sutikau. Kartais galite jaustis, kad jūsų mylimasis nėra vertas tokių žodžių. Matot, dauguma vyrų padaro labai daug klaidų gyvenime. Bet jei jie nedarytų klaidų, visai nieko neišmoktų. Svarbiausia, kad iš klaidų būtų pasimokyta. Kai pykstamės, dažnai sakom visokių skaudžių dalykų ir skaudinam savo mylimą žmogų. Ir už kiekvieną tokį neigiamą žodį reikia maždaug 10 teigiamų gerų žodžių, kad ištaisytume tą žalą, kurią padarom. Jeigu jaučiatės, kad jūsų vyras nenusipelnė tokių žodžių, galite savęs paklausti. Ar norėtumėt tokio žmogaus, kuriam nuoširdžiai galėtume tokius gražius žodžius sakyti? Jeigu taip, padėkite jam tokiu tapti. Trečioji frazė yra įkvėpimo frazė. Kartais vyrams, aišku, pritrūksta įkvėpimo. Tai būna problemos finansuose, problemos darbe, problemos su sveikata ir taip toliau. Tokiu atveju suteikite emocinę paramą vyrui. Štai tokia frazė. Tu toks protingas, tikrai ką nors sugalvosi, aš tikiu, kad tau viską išeis padaryti. Vyras supras, kad juo tikite ir įgaus naujų jėgų kovoti su visom problemom. Taip pat jis supras, kad jūs jį stebite ir kad jeigu jis nesims atitinkamų veiksmų, tai jis ne tik save nuvils, bet ir jūs nuvils. O tai yra paskutinis dalykas, ko vyrai nori. Vyrams save labai nemalonu nuvilti, bet moterį dar nemaloniau. Aišku, kartais gali būti sunku įkvėpti, jeigu manote, kad vyras kažkaip nepajėgus. Bet jūs nustebtumėt, kiek gali nuveikti vyrai, kurie yra užsidegę. Ir jūs esate liepsna. Ketvirtoji frazė yra klaidų ištaisymo įvertinimas. Labai svarbu įvertinti, kad jūsų vyras kažkokias klaidas jau ištaisė. Frazė ačiū tu, kad jau nebe. Arba man tai patinka, kad tu jau. Jeigu trokštate, kad vyras pasikeistų, geriausias būdas yra įvertinti jo teigiamus poelgius. Parodykite, kad vertinate, kad jis stengiasi būti geresniu vyru. Jeigu, tarkim, vyras rūko, kažkiek tai bando mesti, bet vis tiek rūko, galite taip sakyti. Man jau taip smagu, kad tu neberūkai, tau visai netiko tas čiulptukas. Gali atrodyti nelogiška dėkoti už tokias vyrų klaidas, kurios jūs įskaudino, ar tiesiog yra kvailas. Vis tiek padėkokite. Tai parodysite, kad gerbėte savo vyrą ir vertinate jo pastangas būti geresniu. O kiekvienas vyras nori būti geriausias savo moteriai ir kad jo moteris būtų laiminga. Ir 5 frazė yra išreikštų norų frazė. Jūsų norai vyrui geriausiai išreiškiami tokia forma. Labai norėčiau nueiti, nupirkti, padaryti kažką,
Arba kad tu nueitum, nupirktum, padarytum kažką. Gal rastum laiko? Labai svarbu šita trumpa uodegėlė. Gal rastum laiko? Arba galbūt galėtum greit, man tai tikrai svarbu. Ši uodegėlė nepaprastai svarbi, nepraleiskite jos. Jei praleisite, turbūt niekada nieko nesulauksite. Vyrų dėmesys dažnai nukreiptas į vieną tašką ir jeigu jų nepaprašysite, nieko nesulauksite. Tai tiesiog nėra priimta vyram. Vyrai visais būdais bando išsaugoti savo energiją. Vyrai taip mąsto. Jeigu kažko reiktų iš manęs, tai paprašytų. Man, jeigu kažko reikia, aš tai visat paprašau, taigi ne vienas iš mūsų nesame iškergiai. O jeigu lauksite, kol mylimasis pats susipras, jūsų turbūt laukia nusivylimas. Jūs nusivilsite, nes jausitės, kad jeigu jūs tikrai jam rūpėtumėte, jeigu jūs mylėtų, tai jums nereikėtų nieko prašyti. O vyras nusivils, nes jausis, kad jis kažkaip jūsų nepatenkino, kai jūs jam net nedavėt šansų. Todėl paprašykit ir būtinai nepamirškit uodegėlės, kad skubu, kad dabar reikia, nes kitaip tikrai greitai nieko nesulauksite. Ir kai vyras jau visko pasirūpins, nepamirškite padėkoti. Nuoširdžiai tikiu, kad jeigu iš širdies visas šias frazes naudosit, tai pagerės jūsų santykiai ir jūs sulauksite daug gražesnių žodžių iš savo vyro ir būsit labiau įvertinta už tai, ką darot. Ir vyras pagaliau jausis, kad turi dėl ko stengtis, nes vyras, kuris neturi dėl ko stengtis, vysta kaip nelaistomas augalas. Suteikite savo mylimajam šansą ir gyvenkite laimingai, abu to nusipelnėte. Tiek šiandien, čia buvo Ronaldas. Iki.